Rugsėjo pabaiga, orai dar lepin labai netgi, dar dieną 24-26 šilumos, nu va čia bus šalčiau 19, tai dar sugalvojau išmint kažkur tai. Iš pradžių galvojau, kad sakau, minsiu iki Kurtuvėnų regioninio parką, ten po Kurtuvėnų regioninį parką pasivažinėsiu, bet paskui pakeliui pasižiūrėjau, kad čia balas visur, čia tai dar nieko, čia dar ant plento. O miške tai ten bus per lytą tešlynai, tai sakau, važiuosiu tada į Kelmę, taip nesu su dviračiu niekada į tą pusę važiavęs praktiškai, tai numinsiu iki Kelmės, paskui gal iki Tytuvėnų ir grįšiu tokiu ratu. Ką, va čia dabar esu prie Dubysos. Čia va tik pradžia Dubysos, o čia už kelių kilometrų tik tais prasideda ta upė. Na ir ką? Į kelią. Čia važiuoju tuo senuoju Kelmės plentu, tai yra įdomu jo važiuoti visai. Kalnai pakalinės, taip yra iš dalies smagu, iš dalies į kalną sunku, į pakalinę lengva. Mašinų čia nedaug, nes čia yra naujasis Kelmės plens, tai čia visai faina važiuoti. Važiuoju biškai praalkau, tai sakau, kaip tokį sneksą suvalgyt. To nepaslapčiau. Nu ką, viskas, privažiavau Kelmę jau. Kažkaip labai greitai, nesupratau, kaip čia įvyko taip. Nu ką, eisiu dabar ieškoti kažkur tai kokią aparačiuką kavos atsigerti. Ir kokią bulkutę suvalgyti, nes dar rimtai valgyti nenoriu, tai kažką tokią paprastą. Nu ką, Kelmėj, sakau, reik biškį užvalgyti kažką tai. Nusipirkau bandelę su dešrelė ir vieną su obuoliais. Ir dar kavos. Bet su kava tai bajeris gers. Parašyta 100 centų juoda kava. Įmečiau 100 centų. Tai spaudžiu nieką neduot. Nu galvoju, gal brangesnė. Įmečiau dar 8 centų įmečiau. Vis tiek neduot. Pradėjau spaudinėti per visas knopkes. Tai nežinau, karštą šokoladą pripylė, nes turbūt vienintelį, ką turėjo. Dabar gersiu karštą šokoladą. Nu ką, žinau, gal tai geriau. Sočiau bus. Atsiverčiau programėlę tokią, pamatyk Lietuvoje vadinasi. Ir dabar vat, kur esu ašai, Kelmėj, žiūri aplinkui, ten ir pažymėtas visokias lankytinas vietas, da, visokie gal čia ir
Žiūriu kažkokia man pakeliui, žiūriu kas pakeliui, aš jau nesivažinėsiu be reikalą pakeliui į Tytuvėnus, tai kažkokia užtvanka čia Kelmė yra. Tiltas per užtvanką ar kažkas panašaus, tai važiuoju iki tos užtvankas, pažiūrėti kaip ten atrodo. Pavalgiau, sotus laimingas. Nu ką, privažiavau čia tą užtvanką, nedidelė čia tą užtvanka, kažkoks prūdelis toks visai. Čia vanduo bėga. O čia taip įdomiai tokie, kai jau vandens turbūt perteklius čia, kai duodu, tai normaliai čia gali nučiuošti. Kertu Dubysą, kai pradėjau važiuoti nuo Dubysos, dabar kertu kažkur čia. Va. Bet čia jau kokią platumą jinai, eik tu sau. Nepasakyčiau, kad čia Dubysa tokia. Kiek čia tų kilometrų ten nuvažiavau? 50. Jau tokia plati pasidarius. Atvažiavau į Tytuvėnus, ženklas buvo parašytas, kad Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas, tai dabar nežinau, kad ras čia, čia bažnyčia, čia tas vienuolynas. Nu, privažiavau, tuoj pažiūrėsim, kas čia yra. Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. Ansamblis tai man skamba kaip koksai tai vokalinis, instrumentinis ansamblis. Gerai, reikia eiti į vidų ten pasižiūrėti. Oi, kamino yra ženkliuks, bet čia tasai kamino jau. Čia tas kamino kits kelias turbūt, nes aš kažkodėl tai nevažiavau pro tos Tytuvėnų bažnyčią. Nu va, čia koksai tas įdomus, ta bažnyčia kokia įdomi. Ir čia aplinkui visur galima praeiti. Tai reikia pabandyti eiti. Visokias įdomiai taip. Visokias skulptūras čia. Viduj kažkokias krikštynas vyksta, kažkas, einu greitai lysiu, biškį pafilmuosiu vidų tos bažnyčias ir viskas.
Nu ką, prie vienuolyno aikštelėje atsisėdau, va, pavalgyt. Nusipirkau baltos mišrainės, vėl bandelę su dešrele, kavos dabar jau juodos, normalios. Tik neturiu šaukštelę. Tai dabar galvoju, gal su tuo pasiemsiu, kaip nors pavyks, su kavos tuo dangteliu. Bet tai išsimozuosiu dabar, tai nenormaliai. Tai va, koks vaizdelis čia neblogs mano pietų. Prie bažnyčios. Na į ką, skanaus. Ir dabar nusprendžiau važiuoti. Pažiūrėjau ženklas Radviliškis. O, galvoju, tai reikia važiuoti Radviliškį dar pakeliui. Nu kaip pakeliui, ne pakeliui, bet nu ką, prasuksiu ratą dar pro Radviliškį. Važiuoju pakeliui į Radviliškį, pažiūrėjau ant žemėlapio, kad Šiaulėnai netoli ten yra. Ir aš kažkaip prisiminiau, kad ten kažkoks apžvalgos bokštas buvo, kažkada esu buvęs. Tai ten yra, dabar pasukau į šoną biškį, turbūt per žvyrkelį reiks minti. Į apžvalgos bokštą biškį nusukau iš kelio. Tai toks neblogs tas bokštas, turėtų gerai ten matytis, pažiūrėsiu kaip atrodo. Aišku, da medžiai visi žali, dar nieko nepageltė, bet nuo to kalno tenai, tai turėtų vaizdelis geras būt, kiek aš prisimenu, ten Šiauliai net matos nuo to kalno. Pažiūrėsim, nuvažiuosiu, bus matyti. Iš visą žvyrkelių bevažiuodams tokiu vapšė keliuku, nu, į niekur. Iš niekur į niekur. Privažiavau, kažkoks yra Daukšių akmuo su duobutėmis. Tai čia tipo paskirtis neaiškiai jų, čia tūkstančius metų čia kažkas iškalinėja, bet žmogaus darbą čia tos duobutės, tai tipo va. Kaip čia dabar, čia centų aišku primesta belė kiek. O, kiek čia kapeiko, šitų duobutėse. Čia dabar tai paskirtis aiškiai, va, centų pridėti, kaip į taupyklę. Ką žiūrėjau, čia matos, jeigu užsilipsiu iš aukščiau gal. Matysis, nu, kažkaip biški mato. Ai, va, dabar jau matos, va. Akmuo su duobutėmis. Normaliai. Čia dabar negali sakyti, kur čia yra, nes paskui atvažiuos kas nors susirinks centus. Gali man reikia mest kokį centą, reikia paieškoti. Radau aš centą. Įdėkim. Pušis su koplytėlė. O, pušį įkeltą koplytėlę, ten viduj statula Marijos. Gali gražu. Nu ką, atvažiavau prie bokštą. Va, jau matos bokštas. Nu, vaizdelis tai neapsakyt. Tai kaip čia. Aš va įsivaizduoju, va tenai toli. Va kažkur už tų krūmų matos turbūt Rekyvas, tie Durpyno. Geras, va čia tas 8 norėjau kalną, va tenai Radviliškis va. Matos, kiek suprantu.
Čia. Ja. Reikės rudenį atvažiuoti čia. Pažiūrėt, kai bus medžiai, da visi geltoni, o tada bus gražu. Nu va, bet geriausias bajeris tai yra, kai jisai jud visas tas tiltas. Tai va, aišku, čia nesimatys ant kameros, bet karočią, jis čia normaliai jud. Čia Šiaulėnuose yra va Šiaulėnų dvaras. O koks dvaras. Čia nieko gero. Nu, dabar Šiaulėnų pagrindinį miestą aikštėje esu. Na. Spirkau ledą. Dabar pavalgysiu ledą. Ir iš viso dabar rodo. O, 21,3 pavėsį. Tai čia labai karšta, galim sakyti. Sako, nemes kelią dėl tą kelią, bet dėl kabančio tiltą apsimok mest kelią turbūt. O dabar be pliurpdams su ranka užkabinau skambutį, pamečiau, dabar radau. O Jėzus. Tai dabar kažkur turi būti kabantis tiltą, jau matau. Taip norėjau per tą kabantį tiltą. O va ten kažkur per tą patį upelį. O čia per upelį yra kabantis tiltas. Yeah. O. Toks tilčiuks įdomus. Biškį nelabai aš noriu per jį važiuoti čia su dviračiu, per tas armatūras. Geras. Ohoho. Eik tu sau, čia ta armatūra viena kokia. Jeigu taip atkiptų tą privirintą armatūrą kokią vieną, tai čia jaučiu mažai nepasirodytų, kaip tą pelkę čia, kai dėtum. Eik tu peklon, čia iš viso, o čia jisai saugų per jį vaikščio, čia kažkas tokia baisaus. Čia su viela kažkas surišta. Ne. Kažkas čia nieko gero, čia bloga idėja buvo mano per tą kabantį tiltą. O va ten kažkur, aišku dabar nesimatys, bet va ten kur yra anas tiltas mašinų, tai už juo tą toliau. Kai aš važiavau į Jonavą, tai per tą patį upelį, ėjau irgi per tokį pat. Nu ne tokį pat, ten buvo gal biški stabilesnis, netoks iš armatūrų, bet tokia pat senuma turbūt. Tai va. Kažkaip jokį efektą.
važiuoji į Radviliškį, tai būtiniausiai reikia nuvažiuoti, pažiūrėti Radviliškio traukinį. Čia kas be ko. Va, dabar čia yra traukinys toks nemažas. Dabar taip, kad suprast, kokia jisai čia yra dydžia, tai aš kamerą nusinešu, o ten padedu. Aš pats pasitraukiu čia. Čia su ratai iki čia beveik normaliai. Taip iš tolo, tai nesuprasi, kas čia per kokią čia dydžią. O, stoviu čia atsistojęs. Rats man iki kaklo. Normaliai. Paskutinis pasisėdėjimas Radviliškio miesto aikštėj. Apvažiavau čia per centrą kelias gatves, niekur neradau kavos aparatą. Pirma buvo ten, kažkada kai buvau, o ten buvo prie grūstas. Dabar kažkodėl tai nebėra, na aš jau nevaikščiosiu po vidų parduotuvių, neieškosiu. Tai va, sausainiukų dar turiu tokių, jau vežiuoju sutrupėję, viskas kiaurai man. Pavalgau. Ir tiesiai į namus. 26 kilai dar liko, iki namų į viskas. Jau nuvažiavau, kiek aš nuvažiavau? Taip, nuvažiavau 115-760 metrų. Nu, įdadėm 6 kilai. Kiek bus čia? 100 kiam? Viskas. Nu viskas, kelionė baigta. Jau saulė baig nusileist, va. Rytą išvažiavau kilą, nors jau buvo pakilus normaliai. Va, jau baig nusileist, nuvažiavau 103 kilometrus. Puikiai pasivažinėjau, nors išvažiavau tai trumpam, bet gavos kaip gavos. Bet smagiai da. Kai tokie orai da galėtų išsilaikyti, da važinėsiu tada. Gerai, viskas, važiuoju namo, man iki namų dar kokie 300 metrų ir viskas. Iki.